Tai labas Rokai, Labas. noriu, kad prisistatytum, noriu, kad papasakotum, kas tu toks, kuo užsiemi ir kaip sekasi. Surokas, užsiemu organic dropshippingu, maždaug 1,5 metų jau darau visą veiklą. Apyvartos padaręs esu virš 200 000 šiai dienai. Tiks, tikslaus skaičių nepasakysiu, bet jau kažkas tokio. Labai labai solidžiai. Ir paskutinė ta didžiausia sėkmė buvo ką tik, ne? Tas didžioji dalis apyvartos čia vat padarei per kelis paskutinius Jo, mėnesius, ne? tai balandį pasilaunčinau produktą naują, tai Full Organic ir Full AI. Tai nuo balandžio pradžios iki šios dienos, Liepos 8, esu padaręs apie 110 000 iš vieno produkto, kažkas tokio. Geras, Galėsiu galėsi mes dar pasidalint skaičiuoti. skrinšotą. Jo, galėsiu viską įmest. Jo, su pirščiuku uždenk ir viskas. 113, 114 beveik, ką nuo balandžio 1, ne? Jo. Balandžio 1 beveik 60 000 matau. Eik tu sau. Nice, žiauriai cool. Nice, okei, geras. Ir čia full AI, ane? Jo, visiškai AI. Pats produktą neturiu, nesu nečiupinėjęs iš jo. Nu jo, dabar jau įprasta visai šitas variantas. Jo. Geras. Tai stabiliai po, kiek čia, po tramkoje per mėnesį kažkur dabar darai? Kažkas tokio, jo, balandį buvo didžiausias mėnesis, tai PM5K kažkur, tada po to gegužė 20 kažkeli, 25 gal, nu žodžiu, reiks susižiūrėti, bet kažkas tokio, jo. Nu geras, Overall, labai solidžiai. Tai sakai, jo. 1,5 metų organic dropshipping'e, o iš viso man įdomu, iš kur tada sužinojai apie organic dropshipping'ą ir kodėl nusprendei prie jo praeit, Jo, pradėti tai šitą verslo modelį. seniau bandydavau visą laiką paid ads launchint storus, bet kažkaip nebuvo labai sėkminga. Buvo keli projektai, kur ten gavau keletą seilų, bet nieko įspūdingo. O grynai apie organiką iš tai sužinojau. Tai TikTok'e ir Instagram'e pasižiūrėjau ir nu, ta prasme, pamačiau, kad tu ranini produktus, pats pasižiūrėjau viską, pasidariau savo researchą, tada pasiėmiau tavo tos pirmus kursus, man rodos. Nebepamenu, kiek kainavo, bet jo. Jo, Nu, ten žodžiu, tada beatsimenu. pradėjau. Jo. Geras. O kodėl tada perėjai nuo reklamų, sakai, leidai reklamas, kodėl tada per anorganiko perėjai? Tai man žymiai patogesnis verslo modelis, nes skaityk, labai mažai ko rizikuoja, ypač skaityk iš mano pusės. Tai aš turėjau jau seniau ir ragelį, ten, ta prasme, tos įrangos visiškai realiai nereikia, aišku, galima ten ir su tais lightboxais viską, bet tu gali pradėti ten nuo paprasčiausio ragelio ir SIM kortelės. Jo, Tai man tas labai patiko, nes aš viską jau po ranka realiai turėjau, pasiėmiau SIM kortelį ir viskas, pradėjau daryti. Nice. Ir maržos geresnės, Jo, gerokai. būtent, jo, žymiai geresnis. Geras, okei. O prieš tai dirbai kokį samdomą darbą gal ar ne? Ar visą laiką tu savo dirbi, sakysi, su reklamom, tai spėju, kad ir savo dirbai? Jo, realiai. Esu dirbęs, aišku, bet jo, pagrinde užsiemu savo veiklą. Tai tau nieko naujo, kad internetiniai pinigai, ne? Jo. Supratau, geras. Tai čia dabar full time tavo dalykas, vat organic dropshippingas? Jo, organiką jau full time varau, tai nežinau, metai virš kažkur. Kiek laiko šiaip dienoj vat skiri tada, jeigu full time? Nes, žinai, kai savo dirbi, tai gali būt, kad būna ir grindas, būna, kad toks atsipūtęs dirbi, žinai, daug kas Tai dirba, jo. skirtingi grafikai visų, bet įdomu, kaip tu. Priklauso labai, kartais būna ilgiau, trumpiau, nežinau. Realiai videkus pasidaryti, ten e-mails atsirašau, užsakymus išsiųst, ką žinau, jeigu minimaliai porą valandų. Bet žinai, jeigu videkus jau pats kur su AI, tai tada ilgai. Priklauso labai, bet jo, įvairiai. Sakai, savo orderius pats išsiuntinėjai, tai tu be agento dirbi dabar? Jo, be agentų šiuo metu aš. O geras, o kodėl? Nu, aš žiūrėjau, man gan geros kainos yra ir, ką žinau, labai paprasta, nežinau, su visa sistema, aš su CG dropshippingu darau. Aš žiūrėjau, ta prasme, ir iš agento kainas privatos, ir iš CG, tai man realiai tas pats gaunas, nes man kai pradėjo kristi orderiai, aš iškart jiems žinutę rašau, tipo, kad paderinkit kainas, tai taip ir buvo, jie man stipriai numetė ją. Jo, jie irgi tą daro. Ten irgi agentas realiai CG tavo yra kažkoks, kuris ten derina. Jo, yra. Tai žinai, ten yra ta visa sistema, aš pats susižiūriu, ten nėra, kad duodu, žinai, prieigos prie šopo ten kažkiam, nu, ta prasme, privačiam agentui. Jo, supratau, nu geras, keista, šiaip jeigu skelina visi dažniausiai su agentais dirba, tai man kažkart klausimas. Reikia geresnės kainos ieškot, bet šiuo metu aš, ta prasme, esu patenkintas, man viskas patinka, tai ir nenoriu keisti kažko, žinai.
Nu, okei. Nu, mano patarimas tai būtų keist. Tai va, Okay. jeigu skeilini, tai paliavom reikėtų keist. Nu, iš mano pusės tai va atrodo, nes tu laiko sutaupysi. Jeigu su agentu dirbi, tau pačiam nebereikia užsakymų tų išsiuntinėt. Ten jie viską patys sužiūri, žinai, kas iš kur užsakė ir čia, žinai, kur čia išsiųst ką. Ir tu tas kainas gali su jais irgi derintis. Tu leverage turi, žinai, tu gauni daug užsakymų, tai sakys, okei, mes norim tavęs kaip kliento, mes tau padarysim gerą kainą irgi. Tai, žinai, derybų reikalas, tu gali pasiderint labai gerą kainą su agentais. Bet Na, toksai dalykas, kur tipo sutaupys tau laiko, jeigu pasiimsi na, agentą. Nu, bet iš tos jo, pusės jo. ne apie tai, noriu apie tą dabartinį tą vinerį dar biškį išsiaiškint. Įdomu, iš Mhm. kur radai produktą? Burneryje? Aš jį, ne, radau AliExpress'e, man rodos. Man įdominis iš pradžių man gavos, sugavau pačią idėją, kaip, nu, ta prasme, kaip generuot videkus ir po to aš tik produktą tam pritaikiau. Tai man nebuvo, žinai, kad pamačiau produktą ir po to pradėjau dėliotis ten visas Mm. video idėjas, kaip tik atvirkščiai. Geras, tai Tai tipo sunku turėjai kažkokią aiškinti. idėją turiniui savo, Jo. originali idėja visai? Nėra jinai baisiai originali jo, bet buvo videkų tik tokia nemažai. Būtent ta tema ir aš pamačiau, kad būtų galima pritaikyti ir produktą šitam dalykui. Tai ir prigavos, nes tie patys video ten gan viral ėjo. Tai aš visą laiką, nu, ta prasme, iš tos prizmės žiūriu. Kažkaip kontentą susižiūriu. Nu, ta prasme, labiausiai kontentą žiūriu, o po to produktą. Geras, geras. Negirdėjau dar tokios perspektyvos, kad pradžiai kontentą atsirenki ir tada tam kontentui savo produktą pritaikai kažkokį. Jo. Nu, ta prasme, yra buvo aišku, kad ir produktas susižiūriu iš pradžių, bet, nu, šiuo metu sėkmingiausias projektas iš visų tai va šitas, kai ir grinai, ta prasme, susižiūri pačias video idėjas. Nu, taip, susidėlio kažkaip, žinai. Taip gavos Geras, tiesiog. geras. Jo, ir Okei, geras. Negirdėjau dar tokio varianto. Turi patarimą kažkokį vat su produktais, kas susiję? Ar čia ir būtų tavo patarimas, kad vat, nežinau, ieškai gerų konceptų ir tada ten ieškai produkto pagal tai? jo, nu, man labiausiai pasteisinęs dalykas tai yra iš pradžių, aš manau taip, kad nėra set-shaded produktų, yra tik set-shaded contentas. Tai tarkim, ten, žinai, iš pradžių geriausia yra susižiūrėti pačias video idėjas, gal kažką kito įnešt, ta prasme, į tą dabartinę nišą ir taip dėliotis. O, nu, žinai, produktus perka bet kas ir visi, tik reikia jį gerai pateikti ir kad viral video nueitų, o jeigu video eina viral, tai ir bus tų pardavimų. Geras. Nu jo, gera perspektyva. O šiaip apie produktą kalbant, tu vis tiek kažkokį kriterijų turi produktui, nėra, kad tiesiog eina viral ir to užtenka. Vis tiek kažkokie yra papildomi, Jo, žinai, jo, tie jo. kriterijai. Seniau žiūrėdavau palei tą wow faktorių, visus šitos dalykus, dabar labiausiai problem solving žiūriu, nes vis tiek, kad kažkokios vertės duotų žmonėm šitos pusės. Nežinau, man nelabai tinka ten, tarkim, kokių ten šitų šviestuvų pardavinėti ar kažką tokio, nes nežinau. Nu, čia toks naujokiškas produktas, čia naujokai Jo, jo, kartais nežino ir tiesiog ima kažką, kas gal eis viral dėl to, kad vizualu ir tiek. Tai, nu, mhm. jo, čia vienas iš tų kriterijų, bet, nu, jisai tikrai nulievi produktai tokie, aišku, čia, žinai, visi žino, kas užsiema ilgiau. Kokia didžiausia diena pas tave buvo su šito produktu? Kaip tik užsirašiau, buvo 7, nu, apie 7400 eurų kažkur. Eurų, ne dolerių. Oi, dolerių, Dolerių. sorry, Nu, dolerių, biškį skiriasi, jo, jo, jo. bet okei, nice, decent, tikrai decent. O kaip maržas, Jo. geras maržas? Neblogas, 7-5% kažkas, dabar dar biškį kainą užsimečiau, bet žinai, aš dar su creatoriais dirbu, tai tenka ir jiem numest ten, aš duodu 20%. Nu, tai sočiai, jo, jeigu 7-5% marža, tai 2% čia, tipo, decent. Tikrai Jo. solidžiai geras. Nu jo, 7-5% maržas tai lepina. Va jaučiu nuo reklamų perėjus irgi tas žiauriai, čia turbūt, nu, visiškas Taip, game jo. changeris turi būti nuo reklamų perėjus šakės. Mhm. Jeigu tu reklamos leidi, ten, ką žinau, iš tavo patirties, kokios maržos yra realistiškos. Nu dabar sunku pasakyti priklauso, bet kažkas iki 30, kažkas tokio. Iki, Tai ne, ne- daugiau sunku tikėtis būtų. Jo. Mhm. Ta prasme, žinai, nebuvo, aš negaliu labai komentuoti, net neturėjau aš baisiai daug patirties su reklamom. Nu, ta prasme, su organiku jau šiuo metu žymiai daugiau. Bet jo buvo tie pirmi projektai, tai grinai paidats darydavau, bet, nu, nebuvo, kad baisiai patiko ir baisiai pelningas dalykas. Jo, tas ir užknisa, kad tu ir išleidi daug ir tu nežinai, ar tau bus pelninga, tu gali sudeginti bele kiek biudžeto, gal tu break-eveną pasieksi, gal nepasieksi, gal bus profita, gal nebus profita. Toks labai kaip vos ne kazinkė, žinai. O su organiku tu Mhm. žinai, tau reikia viral videko
ir pardavimą gauti, ir tu jau pelną matai kažkokį. Jo, Tai jo, jo, biškį. organikas labai nice. Dabar su AI tuo labiau, tai, nu jo, su AI tai iš viso daug kas pasikeitė. O šiaip, va, kalbant apie AI, įdomu, kas per, kaip čia paklaust tavęs, nieko nelykinant. Kas per turinys daugmaž, kokie konceptai, jeigu gali pasakyti. Nu, jeigu negali sakyti, tai nesakyk, viskas gerai. Kaip ir negaliu, labiau health niche, tai sveikata. Mhm. Jo, o labiau nenoriu detaliau aš eiti į tą Jo, temą. detaliau ir nereikia, nes tikrai per daug pasakysim, bet okei, viskas aišku, daugmaž supratau. Okei, o tikėjaisi, kad pasieksi vat tokius rezultatus, ten nežinau, 100K per kelis mėnesius, tikėjaisi šitą? Jo, visą laiką kažkaip buvo ta mintis, visą laiką apie tai mąsčiau, tiesiog laiko klausimas. Žinai, nuo pat pirmo produkto, jau kai pradėjo eiti seilai, tai tu jau, žinai, kai įsitikini, kad gali pinigus daryti iš to dalyko, tai, nu, kažkaip ir visą laiką ir ta mintis kirbėjo, kad nes buvo daug pavyzdžių, ypač Discord'e, pačiam tu, ten dar keletas bičių, kurie buvo taip gerai užskeilinę. Tai jo, visą laiką tikėjau to ir pavyko. Lemba jo, vat bendruomenė. Labai geras dalykas, nes tu matai, kad kitiems einasi. Jeigu Tai didelė taip. bendruomenė, tai ten pilna žmonių, kuriems sekasi ir kuriam aišku nesiseka, yra visokių. Bet tu kasdien matai tuos gerus laimėjimus, kur kažkas kažką pasiekė, žinai, ten štuką per dieną, sakykim. Ir tu žinai, kad, nu, tipo, okei, nu, čia negali būti, kad čia visi feikina, šiaip sau, žinai, kažkodėl. Mhm. Tai jo, ta bendruomenė, aš irgi, kai pradėjau, atsimenu, prisijungiau prie Fredo bendruomenės, tai ten irgi, eik tu savo, va, ten progresą mačiau didžiausią, tada, kai pradėjau, tik tais visi dalinasi, ten visi kalba, žinai, laivai visokie ir taip toliau, tai jo, tos bendruomenės labai nice, labai tikrai labai padeda judėti priekin. Įsakai, padarai, kiek ten 7000 per dieną, ne, daugiausia? Jo. Koks jausmas? Keista gal truputį, nežinau. Aišku, labai faina. Gal net truputį man tuo momentu, taip, baimės truputį net buvo, nes tokia, žinai, jau didelė atsakomybė gaunas ir tos orderis išsiųs, ten, tarkim, po to pradėjome mąstyti kaip su chargebackais, nes irgi aš tai produktą niekad, žinai, neturėjęs. Ten, nu, ta prasme, per reviewsus pasižiūri plius minus tą kokybę ir po to dropshippinį. Bet jo, buvo labai faina. Tik naktį man labai sunkiai išeina užmigti, vat būtent kai eina rekordinės dienos, nes negaliu užmigti. Išsijungiu, žinai, visus notificationus, sleep mode įsimetu, bet miegi, atsikeli naktį, iškart noris ragelį check-in, kaip sekasi ir labai sunku. Jo. Nu, bet čia toksai labai geras dalykas, tipo, nu, nemiegosi, bet iš laimės nemiegosi, žinai. Ir man tas pas buvo, mes kalbėjom pirmai. Tipo, tu man žinutę Instagram'e rašai, kai aš padariau irgi savo rekordinę dieną, ne? Jo. Tai lygiai tas pats buvo, ten 5 kameros padariau per dieną, tie kačingai eina, nu, tu, tipo, tiesiog nenori miegoti, žinai, kad viskas limpa gražiai ir, tipo, žinai, kad, blemba, reikia toliau ten arba kontentą pušinti, arba stebėti, kas čia perka, kas neperka, žinai, iš kur klientai ateina ir taip toliau. Tos visus dalykus taip stebi ir, nu, tiesiog tokia euforija ir lengva. Jo, būtent. Man pirmas produktas buvo rekordinė diena apie 1700 kažkur, bet realiai su vis, ta prasme, kai gerini tą rekordą dienos, tai, ta prasme, kiekvieną kartą neinu užmigti. Nėra buvo, kad gerai miegočiau, kai eina seilai. Bet vis tiek pailsėjęs jauties, nėra, kad ten kažkoks kaip zombis. Jo. Nice. Kaip gyvenimas pasikeitė, vat, nuo to laiko, kai pradėjo sektis gerai? Gerai, tikrai gerai. Nu, ta prasme, nėra kažkas, kad ten viškai, ten 108 laipsnių, bet galiu daugiau sau leisti, daugiau keliauju ir kažkaip miegu geriau. Nes, žinai, visą laiką norėdavos tos, nu, ta prasme, kad būtum gerai, kaip čia pasakyti. Tie pinigai duoda vis tiek tokį saugumo jausmą iš dalies. Tai va tas man labai patinka, nes seniau labai mąstydavau apie tai, ką čia padarius, kaip čia užsidirbus, o dabar nebe tiek, žinai. Nu, ta prasme, vis tiek geriau jauties. Jo, yra ramybė tokia absoliuti, tipo, tu žinai, kad nepražūsi, žinai, kad neprapulsi, žinai, niekada, tu jau turi tą skilą, tu uždirbi, tu žinai, ką daryti, kad uždirbti, ten gal bus blogių periodų kažkada, nu, tipo, visiems būna ir man būna, bet tu žinai, ką turi daryti, tipo, jeigu ten nelokti, nesi koks nors, žinai, tu žinai, ką turi padaryti ir tu vėl uždirbsi, tai tas toks saugumas atsiranda absoliutus, žinai, tu žinai, kad tu gali ten, okei, man reikia šiandien apyvartos baisiai daug, ten šį mėnesį, sakykim, tai gerai, įsirakini baisiai ir ten ramu, padarai tą apyvartą visą, tai jo. Tipo, nuo samdomo darbo, tai čia žiauriai skyrės. Nereikia nei skaičiuoti, ten, ką žinau, kiek uždirbi. Nu, aišku, žiūrint, kaip tau sekas, jeigu ten štuką padarai per mėnesį, tai vis tiek skaičiuosi. Bet jeigu 10, 20, tai super, labai geras jausmas, ramybė.
Gerai, apie tavo dar produktą biškį noriu pakalbėt. Tu seniau testavai be AI turbūt produktus, ane? Jo, viską filmuodavau pats. Ir kaip tas sekėsi? Tai aš atsimenu, pradžioj kalbėjo mane lapkritį 24 šitą, kur parašiau tą žinutę ant tavo rekordinės dienos. Šitą užsisakiau produktą iškart. Gruodžio mėnesį pradėjau testuot ir man nuėjo videkas viral ant pirmo produkto gruodžio gale. Tai man gavos tada per 3 mėnesius kažkas apie 2 tūkstančius padaryta apyvartos. Iš Jo. pat pradžių ir tu jokios Jo, aš patirties pirmą neturėjai net? minimaliai, aišku. Aš žinai, kažkaip labai greit pagavau, kaip viskas veikia, kaip filmuot kontentą, nes, ta prasme, diena iš dienos pradėjau to domėtis. Kažkaip tas, nu jo, labai užkūrė. Ir tai taip, palauk, ką tu klausai, užmiršau. Klausiu, kad AI, tipo, seniau, nu, standartiškai dropshippindavai ir perėjai kažkada ant AI, bet tai tau gerai sekės, ta prasme, ar čia buvo tokia vienetinė sėkmė su tuo pirmu produktu? Realiai sunkiai pasakyti, bet vienetinė, nežinai, ir Q4 būtent tuo momentu man ir videkas nuėjo viral, ten gruodžio vidury gale kažkas tokio. Ir taip labai daug tų seilų prisirinko, bet vat būtent tada man skaityk gavos nuo gruodžio, sausį, vasarį dar buvo seilų, o po to nuo vasario iki birželio ar liepos. Įsivaizduok, visiškai tarpas nulis, nieko. Įsivaizduok, ta prasme, dabar pradedi verslo modelį, ant pirmo produkto beveik kiek šauna viskas į viršų ir tada viskas taip nuslūksta. Ir tada, nu, ta prasme, tie 3-4 mėnesiai tai buvo tokie išgyvenimo realiai, nes buvo labai sunku. Bet čia normalu, čia su senu to modeliu, kur tipo pats filmuoja, tai nu taip ir būdavo, tipo nėra, kad tu visą laiką stabiliai printini. Tu turi vieną vinerį ten karts nuo karto, kuris printina, tada jisai miršta, sakykime, ir tada ieškai produktų. Dažniausiai ne iš pirmo karto, žinai, vėl rasi tą produktą, tai čia labai standartinė situacija. Manau, visiems tas pats, arba visi meluoja, kas sako, kad stabiliai labai printina. Sunku, jo. Nu, bet tu visą laiką tą ir, nu, ta prasme, išreiškiai pasakai, kad būna, žinai, gerų mėnesių, blogų, tai tada taip ir buvo. Nu, bet žodžiu, reikėjo tokios patirties, nes labai daug ko išmokau. Nesigailiu, ta prasme. Ja. Aišku, ne, tai žinai, gera pradžia, jau toks labai geras startas. Pamatai gerus rezultatus, supranti, kad viskas yra įmanoma, viskas yra, žinai, pasiekiama. Nu jo, buvo tas toksai nukritimas, bet turbūt atsistatėjai vis tiek galų gale. Jo, faktas. Nu tai va, tik iš tos pusės, žinai, ten gruodį darai 10K virš apyvartos, o po to lapkritį visiškai nieko. Labai stiprus šuolis ir sunku viską sugalvoti, ta prasme. Permastyti jo, kaip čia kas. Jo, su galva tada reikia tvarkytis, nes pas mane tas pats buvo, pas mane lapkritis, gruodis buvo super, o sausis viskas, ten sausį, žinai, 5 kartus sumažėjo apyvartos, vasarį iš viso patilėsiu, tam buvo blogai. Jo, tada reikia tvarkytis kažkaip su galva, nes straglint pradedi. Nu, tau iš viso, ta prasme, skaityk, nu, aš kiek per 3 mėnesius 2 padariau, o tu čia apie šitą. Nenoriu sakyti, ar galiu. Sakyk, lygintas produktas. Paletė. Tai tau ten iš vis kokios sumos buvo 100K virš, ne? Jo, aš per 3 mėnesius padariau, neatsimenu, bet jo, virš 100 000 buvau padaręs tada. Tiksliai neatsimenu skaičių, bet jo. Dar rimtesni reikalai, tai, nu jo. Nu, o tada va, vasarį kokį nors jau ten viskas beveik nulis, žinai. Nu, ne beveik nulis, bet labai mažai palyginus. Tai jo, nu, bus tokių momentų visiems turbūt. Tipo, nėra, okei, organic dropshippingas su AI, jo, gal yra tas stabilumas, bet jeigu tu filmuoji pats produktus, nu, jo, dažniausiai nebūna to tokio stabilumo, kad tu kiekvieną mėnesį iš eilės vis printini. Nu, čia toksai biški labiau, kur tipo 10K, 2K, 10K, 1K, ten 3K, 15K, 1K, žinai, tokie visokie dalykai, nu, toks yra stabilumas, tu žiūri labiau metų bėgėje, kaip tau sekėsi, o ne mėnesio bėgėje. Nes jeigu mėnesio bėgėje žiūrėsi, tai jo, tam bus sunku susitvarkyti su galva, nes bus, kad eisis, bus, kad neįsis. Tai jo, geriau sekti, žinai, savo metų tokį kaip progresą, tipo, ar viskas stabiliai ar ne. Tai supratau, filmavai pradžiai produktus, neblogai sekės, o kodėl nusprendei vat ant AI pereit? Aš, su AI pradėjau jau gan seniai dirbti, tai man kur gavos tas, ta prasme, tie 3-4 mėnesiai, kur ten labai mažai apyvartos, tai aš tada ir pradėjau žiūrėtis, nes labai pradėjau mėtytis, žinai, pradėjau kažkokią kitą veiklą daryti, tuo metu aš buvau pradėjęs daryti videkus būtent su AI įmonėms, ten reklaminius. Ir jo, aš kažkaip su AI nuo pat pradžių pradėjau dirbti ir po to, kai atėjo būtent tą metą į
organiką, nu, kai visi pradėjo printinti su AI, pasibandžiau aš jau, žinai, visus pagrindus turiu, žinau realiai visus dalykus, pas mane videkai gaunas labai geri, tai taip ir pradėjau su, vat, būtent organikė su AI. Supratau. Tiesiog protingas sprendimas sekantis, ane? Jo. Tai Ir žinai, buvo, aš darydavau tos videkus įmonėms, nu, reklaminius, labai maščiau, čia verta, neverta. Ir, vat, nu, pasiteisino tas, nes turėjau labai daug patirties sukaupęs, vat, iš to laikotarpio, o dabar viską galiu pritaikyti. nice, gerai, faina, susikaupai patirtį ir dar įdarbinai patirtį savo. Ir irgi tada išeina, kad pirmas produktas su AI irgi printini. Jo, realiai jo. To, čia tu šitas balzajus šaudai tik tais ir viskas. Eik, tu savo geras. Tai realiai tavo tas vat, pirmas AI produktas ir eina, ir dabar ir yra tas, kuris tavo pagrindinis vineris, ne? Jo, aš vat realiai jį darau. Eik, tu savo. Pagrindinį jo. Geras, maladės. Dėkui. Norėjau klausti, ką pakeitė, žinai, visas tas AI atsiradimas, ar produktų kažkokį, kaip čia pasakyt, ar produktų atsirinkimą pakeitė tau, ar apie kontentą, tai aišku, kad pakeitė kontentą, bet įdomu, vat, ką pakeitė AI, tipo, ką palengvino, kaip tau palengvino procesą visą AI, tas visas sferą. Nu, tai pagrindė kontentas ir žymiai greičiau viskas vyksta, nes nereikia laukti to produkto, kol ateis. Gali pasimti realiai, ką žinau, tą pačią dieną susikurti ten TikToką, Instagramą, nu žodžiu, social medias, pasidaryti videkus ir jau iškart gali testuoti. Tai žymiai greičiau viskas vyksta. Jo, tas Ir žinai, žiūrėjai. ir ta videkų kokybė pati irgi yra žymiai geresnė. Ir žinai, nu, ta prasme, ten tarkim, jeigu seniau filmuodavai ranka, ten žiūrėdavai backgroundus pats dėliodavai, ten su tom plytelėm, su propsais visokiais. O dabar, žinai, su AI viską gali pasidaryti iškart realiai. Susirašai Jo. promptą ir viską. Jo, realiai jėga, nes tipo tau nereikia jokių sąlygų, tu turi laptopą ir tu gali dirbti ir viskas, tau net nereikia, eik tu Jo. savo, nereikia trikojo, nereikia apšvietimo, nereikia fono, nereikia ten propsų visokių. Mhm. Atsidarai laptopą, promptini, Hicksfieldą nusiperki ir tu gali dirbti savo visą mėnesį non-stop. Žiauriai gerai, jo, man irgi patinka. Tai sakytum AI, ane, dabar geriausias metodas yra AI pagal tave. Nu, jo, iš mano asmeninės patirties, tai jo, aš sakyčiau tik AI. Neplanuoji grįžti prie filmavimo pats. Ne, tikrai ne, bent jau šiuo metu tai ne. Man labai patinka su AI dirbti. Ir šiaip, nu, aš manau, kad čia yra ateitis ir dabartis jau realiai. Nu taip. Nu realiai irgi burnerį atsidarai. Nežinau kaip tau, bet pas mane tai tikrai, nu bent jau 9 procentų kontento yra AI. Jo, Tai visi tą daro, sėkmingai daro. Jo, pasikeitė tas visas žaidimas, ten, ką žinau, produktų kriterijai pasikeitė, tas kontentas visai kitoks. Bet, nu jo, uždirba žmonės. Šiaip ir uždirba padeda, nes seniau ką uždirbdavai, ten pavyzdžiui, per milijoną peržiūrų visiškai skiriasi nuo to, ką tu uždirbi dabar, jeigu tu AI kuri turinį iš jo, esmės. Su tais pagrindiniais vineriais, kurie geriausiai printina. Neturėjai kažkokių minčių, va, seniau, kad ten, turbūt neturėjai, bet šiaip iš smalsumo paklausiu, mesti, pavyzdžiui, nebuvo kažkokių ten lievų periodų, buvo lievas periodas, pasakai, bet ar nebuvo, kad, blemba, nesąmonė, čia kažkokia nieks čia nebelimpa, užtenka man. yra buvę iš dalies. Nu, vat būtent tuo blogų periodų. Kažkaip gal, kad mest nežadėjau, bet jo, nu, ta prasme, slėgė labai mintis visokie, nu, buvau labai išsiblaškęs tuo metu, žinai. Jo. Nes, nu, taip nušokt nuo didelio apyvartų iki mažų, tai labai pradedi mąstyti, permastyti viską. Kad grinai mest nežadėjau, bet jo, tada buvo sunku. Jo, pasimetimas, jo, žinau, šitą ir aš patyręs. Turi kokį patarimą, vat, kitiem, kurie, nežinau, gal straglina, sako, eik tu savo, nieks čia man nelimpa. Noriu mest. Tai tiesiog daryti toliau, nes viskas, nu, ta prasme, laiko klausimas, kada išpopins tas videkas, tai, nu, realiai, kas man padėjo, tai aš įvaizduok nuo tada, kai pradėjau kelt videkus nuo pirmo produkto iki pat dabar, nežinau, tikriausiai 3 dienos gal man yra iškritę iš viso šito laikotarpio, kai aš neįkėliau nei vieno videko į... Tai, žinai, visą laiką daryti, visą laiką kelt, kad ir minimaliai, žinai, kažką padaryti, bet vis tiek nesustoti. Aišku, teisingai. Tas toksai darbas. Šiaip kalbėjau irgi per kelis jau, man rodos, keistadžius interviu šitos, kad tas darbas, kai labiausiai nenori jo daryti, kažkodėl atneša geriausius rezultatus. Jo, Tai va tuo metu, kai nesinori dirbti, noris jau mest galbūt ar dar kažką, jeigu tada prisiverti padaryti, tai tada kažkodėl taip yra, bet kažkodėl tada rezultatai geriausiai ateina. Nežinau, Jo. kaip tai veikia, bet
Iš mano bent jau patirties taip veikia. Tai džiaugiesi, Tiesa. spėju, kad nemetė, ne? Jo, nu, jo, labai džiaugiuosi. Turi kokį planą, vat, ateičiai, nežinau, vat, šiems metams, sakykime, ką nori iki metų galo nuveikti dar. Turiu užsibrėžęs tam tikrus tikslus, jau tam tikrą kiekį pasidaręs. Sausio pradžioje aš buvau užsibrėžęs padaryti 200k apyvartos per metus. Tai man pirmi metai buvo, skaityk, irgi gruodį pradėjau selint, sausis atėjo, tada buvo 25 metai, tai buvau pasirašęs 100k apyvartos padaryti. Tai ten plius minus sukrapščiau aš per metus tą 100k, sunkiai, aišku, labai, bet gavos. O tai, žinai, 26 metais užsirašiau 200k, tai irgi dalykas, žinai, išsikelt tikslus, kurie biški net gazina iš dalies. Jo. Nes labai tai motyvuoja, nu, ta prasme, motyvuoja dirbti, ja. Nes būdavo ryte atsikeli, dar turėdavau pasidėjęs tą savo lentą, whiteboardą prie lovos, atsikeli, pasižiūri, ką užsirašęs, pradėjai mąstyti, bet čia reikia judėti jau. Jo, reikia dialūlų būt, mes irgi su Sandra kalbėjom, ką tik sako, reikia dialūlų turėti kažkokius golus. Tai jo, aš irgi atsimenu pirmais metais, bet tau afigenai sekasi, jeigu tu per pirmus metus 100k net padarėjai. Aš atsimenu, per pirmus metus norėjau padaryti 2k, užsibrėžiau tokį tikslą 2k padaryti. Padariau, aišku, ten irgi su kaupu padariau, bet pirmą kartą, kai tik pradėjau, man čia tas 20 000 atrodė kaip, nežinau, čia viršūnė, čia jeigu tiek padarysiu, tai aš būsiu, nežinau, pats geriausias vos ne. Tai reikia tokius tikslus irgi turėti, kad, nu, tikrai kažkas, kas tave, žinai, judintų į priekį, kad tu netinginiautum, žinai, nes, jo, tada prisiversi dirbsi stabiliai kasdieną ir jo, tada rezultatai ir ateina. Reikia gerus tikslus turėti. Tai supratau, 200k, tai čia pas tave per kelis mėnesius ateinančius turbūt ir jau bus pasiektas. Turi būti, jo, bus tikrai. Nu, tu dabar skeilinė, ne, su kreiteriu skeilinė. Jo, dabar turiu pasiėmęs kreiterių, tai šiaip labai patogu, nes ir stabilesnės tos pajamos gaunas. Jeigu mano videkas nenueina viral, tai jų nueina, tai žinai, žymiai geriau. Tai irgi patarimas visiems, kad imti tos kreiterius. Ir, nu, ta prasme, man čia realiai pirmas produktas su kreiteriais. Aš tai visą laiką prieš tai viens pats viską filmuodavau. Bet, nu, ta prasme, jaučias tikrai skirtumas dabar. Aišku, jeigu tu, žinai, vieną dieną netyčia pats kažko neįkeli, tai žinai, kad vis tiek tas kontentas yra kažkur pušinamas. Tas tai labai gerai. O kiek pas tave kreitoriai kelia postų per dieną? Gaunas taip, tada pas mane yra 2 kreitoriai ir jie turi po porą modelių. Tai gaunas iš viso 12-15 videkų. Vien iš kreitorių? Ne, čia jau su manim. Bendrai 12-15. Nu, labai gerai, labai solidžiai, nice. Negalvoju daugiau pasim žmonių. Nežinau, gal ir variantas, žiūriu. Galimai, nu, ta prasme, dabar viskas pas mus yra USA rinkoj. Galvoju žiūrėti dar į UK, nes pas mane, nu, ta prasme, grafikai daugiausiai seilo aš gaunu iš USA, antroje vietoje UK. Tai galvoju dar UK pasimti kažkur. Nu, variantas, tikrai variantas. Geras. Tai reiks tau naują tikslą to užsibrėžti. 200k pasieksi, kas toliau 400, reikia dvigubinti. O tada pusę lemą tikriausiai. Nu jo, reikia aukštas lubas, žinai, savo užsibrėžti. Net keista sakyti, iš tikrųjų, pusę lemą, tai labai didelis suma atrodo. Su organiku tai čia būtų jau pasiekimas, tikrai. Su organiku, nu, žinau, aš tokių žmonių, kurie ten milijonais per metus kartais daro, žinai, nu ne kartais, stabiliai daro, bet jo, jie daro su kreiteriais viską. Jų pagrindinis variklis verslo yra kreiteriai. Tai jo, 500k, jeigu nori padaryti, tai jo, reikės daug kreiterių turėti. Arba kelis žiauriai gerus. Bet čia jo, next stepas tikrai. Bet realistiška, tikrai realistiška. Jeigu gerą produktą turi, geras maržas, žinai, gali kreiteriam duoti motyvuojantį tą atlygį kažkokį. Jeigu kontentas geras eina viral, tai galima tokius pasiekti rezultatus tikrai. Šiaip apie produktą, kalbant įdomu, ar gali biškį palikinti bent jau, ar jisai yra kažkoks nematytas, ar matytas, ar burneriai žmonės yra matę kažką tokio, ar patartum ieškoti savų produktų, kurie yra nematyti? Burneriai šiaip nėra jo iš tikrųjų. Ten yra buvę, nu mačiau kelis videkus, kur žmonės UGC kontentą reklamuoja, bet kad grinai kažkas organikų užsimtų su šituo, tai nesu matęs. O dėl produktų tai priklauso. Jeigu ten viškai naujokas, aš visą laiką sakau, tipo, geriau tik tokią kažką išsirinkti, kur paprasto filmuot, kad suprastum, kaip viskas veikia ir daryti. O po to jau, žinai, kuo daugiau darai, tuo labiau išmoksti ir tu jau gali žiūrėtis kažką kitą. Ta prasme, kitus produktus, jo.
O tu spėju, bet tu reklamas leidaisi ne dropshippinimui irgi, ne? Jo. Ai, nu tai spėju biškį iš ten tos patirties turi ir tipo gali drąsiai savo AliExpress'e susirast kažką dėl to. Nu va, jo. Jo. Okei, jo, nu jeigu žalias būtum, tai aš irgi su daug žmonių bendrauju, žinai, daug kas man klausimus uždavinėja apie produktus. Tai nu jeigu naujokas, tai jo, geriau neik į AliExpress'ą, nes tu ten labai nesąmoningus dalykus atsirenka žmonės, tai jo. Šiaip nerekomenduoju, nebent patirties turi, va kaip tu, žinai, tu gali sau leisti tikrai eiti ir eksperimentuoti, tu žinai daugmas, kas parsiduoda ir kodėl parsiduoda. Tai tada jo, gali tikrai rizikuoti ir bandyti ir testuot. Bet jeigu žalias, tai nu tikrai ne. Nu tai supratau, nežinau, kaip dabar šiaip sekas, kažkokių iššūkių turi su šito brandu, su skeilinimu. Sunku įvardinti, bet ne, kažko va dabar, kad ateitų mintis į galvą, tai tikriausiai, kad ne, nėra. Nu viskas kaip ir normaliai einas, gerai sekas, tai kaip ir jo, viskas Niekas gerai. nebottleneckina verslo. Ne, nėra, nebuvo. Jie buvo, ta prasme, vat, čia buvo laikotarpis mėnesis atgal gal, kai mes pradėjom labai stipriai pushint viral eit, tai Instagramas baisiai blokavo akauntus. Tai man gal 3, tikrai 3 buvo, kad užblokavo. Ir buvo labai vienas nuskaudžiai gavas, kad pradėjo kreatoriai eiti videkas irgi. Ten lemas virš jau buvo peržiūrų, bet žinai, tik pati pradžia, kur baisiai pušina videką ir bam, paėmė, užblokavo akauntą. Ten tipo gali pilint dar, žinai, sumečiau viską, nieko. Nu, ta prasme, net baino ir viskas, taip ir nuėjo, o ten pradėjo seilai kristi jau normaliai. Buvo čia prieš mėnesį, man rodos, kaip ir sakai, šiaip tipo ne tik dropshipperiam, man rodos, čia žiauriai daugam buvo ta kažkokia banga banų atėjus, nežinau kodėl, bet buvo šitas variantas. Bet ir nepavyko atgauti akauntų? Ne, nepavyko. Nu, ten, žinai, nebuvo baisiai daug, ten, nu, nebuvo labai daug followerių, bet jo, vis tiek tas vienas iš akauntų tai jau ėjo viral, ir ten būtų, manau, neblogai užprintinę, bet, nu, gavos kaip gavosi. Nu jo, gaila. Bet dabar jau praėjo, dabar jau nebėra tos kažkokios situacijos, kad banai ten iš niekur nieko ateina. Ten būna minimaliai, tarkim, apylint, bet ten numerį suvedė, gauni SMS, patvirtini viskas. Vat, būna, kad linkus nuėma. Jo. Bet ten labai greit išeina Tai sutvarkyti. ten irgi apylint reikia ir viskas, man rodos, sutvarko iš karto vos, ne? Įdomu, jaučiu dėl botų kažkokių, ką aš žinau, gal jie galvoja, kad čia botų akauntų pilna ir visus banina. Jo, greičiausiai, jo. Nu, bet spėliot galima. Nu, tai supratau, išgirdau tavo visą istoriją, žiauriai įdomu, žiauriai gerai sekas panašu. Įdomu, ką per šitus metus pasieksi. Reikės kartuot po tokią istoriją, nes taip kaip dabar einas, tai eik tu savo, jaučiu iki metų galo, dabar yra kas, dabar Liepa, man rodos, ne? Liepa pasimečiau laikę. Tai pusę metų praėjo, nu bet jo, per tiek laiko, kiek tu dabar printini su to vienu produktu, tai jaučiu iki metų galo visai realistiška tos 500 ką pasiekti. Dar kelis kreatorius gerus pasiimsi, nežinau, biškį susistemizuosi visą tą darbą kreatorių. Reikėtų. Įmanoma, tikrai įmanoma, manau. Dar Q4 bus. O, žiūrėsim, reikia pasiruošti stipriai tam. Realiai per Q4 vien galima padaryti, nežinau, kelis šimtus ką, tau tai tikrai įmanoma, jeigu tu dabar tam pat 100 ką per kelis mėnesius darai. Jo. Geras, labai bus įdomu pamatyti, kur davė, žinai, iki metų galo tave. Gal kokį tada patarimą galui turi dar visiems, kas žiūri, kas, nežinau, turi kažkokių, nežinau, trūksta motyvacijos, nežinau, gal netiki verslo modeliu, gal dar kažkas, turi kokį patarimą tokiams žmonėms? Tai, kaip ir sakiau prieš tai, svarbiausia nesustot, daryti, kad ir minimaliai, žinai, nereikia kiekvieną dieną 110% savęs atiduoti ten. Žinai, gali kažką minimaliai padaryti, bet aš tikiu tuo, kad reikia kiekvieną dieną dirbti, nors labai mažai, bet vis tiek kažką padaryti. Tai toks jo, o kad netikėt verslo modelį, tai jūs, nežinau kaip čia išsireikšti, nesąmonė, naikit pažiūrėti Organic Winsus, case study pasižiūrėkit, tai labai tikra. O tie, kas tiki, tie padarys, tie, kas netiki, nepadarys, labai paprasta. Jo, faktas. Tai gerai, ačiū tau, labai įdomus interviu, tikiuosi žiūrovams irgi įdomu buvo ir jo, susimatysim galbūt po pusės metų, kai bus praėję 26-ieji, pasižiūrėsim, ar pasiekė 500 ką. Manau, kad susimatysim tikrai. Nu, gerai, ačiū tau, iki. Jo, iki. Jei ir tu nori išmokti metodus, kuriuos naudoja Rokas, aš, kiti mano bendruomenės nariai, būtinai prisijung prie mano pilnos mokymų programos. Prisijungęs gausi visus metodus, visas strategijas, visą naujausią informaciją,
Kas veikia šiandien? Strategija, kuri kiekvieną mėnesį man ir mano studentams leidžia generuoti 10 000 apyvartas su organiniu dropshippingu. Taip pat būsi priimtas į uždarą bendruomenę, galėsi dalyvauti gyvose grupinėse skambučiuose, galėsi dalyvauti čatuose ir visuomet būsi apsuktas bendraminčių, kurie juda tuo pačiu keliu, tuo pačiu metu. O jeigu nuspręsi, kad tai ne tau, pinigus grąžinsiu. Registracijos formą rasi video aprašyme. O jei dar nematai mano ir Lauryno interviu, būtinai jį pažiūrėk sekantį. Laurynas papasakoja visą savo istoriją ir kaip jisai per paskutinės 90 dienų sugebėjo sugeneruoti virš $120,000 apyvartą su AI organiniu dropshippingu. Tai must watch, reikia pažiūrėti būtinai šitą video, labai daug vertės ir manau įkvėps. Ir šiam kartui tiek, iki pasimatymo bendruomenėje.